Sveiki, nu ką, sekmadienio rytas išaušo ir šiandieną numatyta pas mus žvejyba. Tai, kaip matote, aplinka truputėlį pasikeitė, vienu žodžiu, įkirto daugiau negu -20 naktį temperatūrą ir palapinė išsijungė mum Webasto. Malkiniu tuo mūsų žydinuku bandėm, nieko ten jisai labai stipriai. Na, kol dega, tol dega, bet jeigu nueini miegot pusvalandukas ir viskas, vėl atšala viskas. Sušalėm ir pabėgom, vienu žodžiu. Vienu žodžiu, sušalėm, pabėgom nuo čia į žvejų namuką tokį, su žydinuku. Tai dabar yra sekmadienio rytas, labai gražus laukia oras ir keliausime žvejoti. Tai prieš eidami ant ledo norėsiu jums pristatyti štai tokį mūsų pirmą šiandien bandomąjį, ką aš žinau čia. Nu, tokį dalyką iš Vevo. Tai čia yra ledo grąžtas, kitiems gręžti. Atsipakuokim dabar mes čia namukė, pasižiūrėsim, ar reikia ten kažkokį ką surinkti, ar nereikia čia nieko rinkti. Ir tada jau keliausim ant ežero, bandysim gręžti eketės, statysim dar Vevor ir palapinę turiu, žieminės žvejybos. Tai var, nu ką, bandom išsipakuoti. O, nu gražiai išpakauju. Žiūrim, ką čia turim. Tai yra plastikinis grąžtas iš Vevor. Kepurė yra? Apsauga. Čia kepurė. Nu va, su gumytėm tai jau. Užsisegė. Kažkaip skaudas tokia kepurė. Na gal. Taip, tai pirmoji eilė išsitraukiam ir žiūrim, ką turim. Tai turim samtį ledui. Tu aš pakuosiu jums parodysiu iš arčiau. Čia jau viskas yra komplekte vienam. Tai jeigu kažkam patiks šitas komplektukas, nuoroda bus po šio video apačioje. Štai toks. Šiaip rimtas samtis, tvirtas. Su kabliuku pakabinti. Toliau. Toliau čia nieko daugiau neturim. Čia turim kas šitokį? Rankeną? Laikyti, ne, gręžą? Nu, rankeną, kad neišsuktų rankų. Ir pats grąžtas. Štai toks. Jis yra plastikinių, nežinau kaip vadinasi, plastikinis sraigtas, šiaip pats iš metalo, labai tvirtas metalas. Diametras čia yra, jeigu neklystu. 20-tukas, man atrodo. 20-tukas, jo. Peiliai žiūriu, neuždėti, tai reikės peilius patiems užsidėti, nu tai mes ką dabar ir padarysim. Kas man patogu, parodyk dar grąžtą man. Taip. Atrodo labai patogu, kad jeigu, pavyzdžiui, šitos sekcijos, jos visas yra atskiras. Tai jeigu jos reikia dasidėti arba sulūžta pakeisti, labai gerai. Jo, šiaip gerai. Kad ne iš vieno. Nu, kažką dar čia turim. Prailginimas. Prailginimas čia? Taip. O, čia toks rimtas, žiūrėk, su anguoliuku viskas. Tai mums šiandien jo, manau, neprireiks. Prireiks. Prailginto? Taip, jisai užsideda ant viršaus. O tai ką, drėlę čia iš karto dedame? Arba galim drėlę dėti. Tai dar vieną, žiūrėk, prailginti. Tai čia kažkoks, kaip čia jis veikia. Vienu žodžiu. Yra instrukcija tam. O. Tikri vyrai instrukcijų neskaito. Tai va. Dėl to turi iškart ir supratai, kas tenas yra. Taip, iš karto. Per prailgintą. Iš karto. Instrukcija labai gera. Popierinė. Su iliustracijom. Čia yra parodyta viskas, kaip surinkti. Tai čia įsivaizduoju, kad yra peiliukai, varščiukai va. Netgi rakčiukas įdėtas. Taip, tai peiliukų yra, aš kiek matau, 4, tai reiškia yra 2 įdėti atsarginiai, kas irgi yra labai gerai. Jo, yra 4 peiliukai, tai 2 yra atsarginiai. Peiliukai štai tokie, labai aštrus. Sakyčiau, mėsą drąsiai galima pjauti. Čia reikalų, tai gerai, kad ant ledo nesugalvom čia surinktume. Ant ledo nesusirinktume? Nu kaip, susirinktume, bet būtų sunkoka šaltyje. Nu, vieną prisikabinau, antrą kišam. Kokie jie aštrus. Taip, tai neatsargiai. Čia gali labai stipriai susipjaustyti. Ir negalima savo grąžtą niekada va tai va. Žinai, kaip būna duš, nutremti ledą. Atšilp iš karto. Na, atėjo žiema ir atėjo metas pramogauti su keturračiu. Tai yra puikus metų laikas pramogauti su keturračiu, važiuoti į pusnynus, išbandyti savo jėgas, taip pat ir išbandyti keturračio jėgas. Jeigu tu nori padaryti tai, kreipkis į mane, į Motofoxą, būtinai paminėk, kad nuo Donato ir suderinsim jums puikų variantą. Taip pat dar turime dabar galimybę, tai yra 3 demo motociklai, kuriuos galima išbandyti prieš perkant. Turime 800 PM standartą,
turime 1000 premium klasės ir turime Mada 1000 taip pat. Tai jų kainos yra štai čia, čia ir čia. Laukiu jūsų žinučių, tad paskubėk įsigyti savo keturratį. Nu va, atėjom kažkur tai čia apie, sakyčiau, 40 metrų nuo kranto. Ateina Justas jau su drėlė, tai pabandysim iš pradžių drėlę, išsigrėžiam porą skilučių ir atsinešim, tada išsipakuosim palapinę. Šaltis tikrai geras, girgždas sniegas. Oho. Nu ką, bandysim prasigręžti, ne? Pirmas bandymas. Nespaus, tiesiog variklių nevyks. O, bet tai skylės tokios. Įvolė? Nepriver. Nu gręžia tai super, aš sakyčiau. Bet kaip tokia storija ledas, tai... Čia net suktukas mano per silpnas, ne? Reikia rimtas, tai jau. Nu ką, eisim atsinešim palapinę dabar. Storis ledas tikrai labai storas. Snoris va. Tai čia virš 20. Čia tricokas. Čia 3 comų. Tai įsivaizduokit, 30 cm kažkur. Nu 3 gal nėra, 28,5. Duok aš pabandysiu. Man atrodo, tu čia gaudinėjai. Patikrinsiu, nes trūko ledas man baisu. Nebaisi čia. Nu jo, 30 kažkur tai jo. Ne, čia pusę metro. Pusę metrų. Nu iki kelių. Reikia eiti atsinešti dabar šitą. Oho! Atsinešti kastuvą. Reikia prasilyginti, nes čia toj prikabins. Jo. O, dar vienas mano įdomus dalykas, tai Vevor žieminė palapinė. Aš dabar bijau sumeluoti, ar jinai 3 ar 5 netgi sluoksnių. Žieminė. Kubo formų. Jinai heksagono gal daugiau negu kubo. Nu toj hebra viską pamatysit, išpakuosim ir pastatysim. Aš galvoju, palaukiam, kol pritrauks tą vandenį, kad nešlaptų palapinė. O. Nu ką, traukiam. O, koks įpakavimas. Tai va, iš karto galiu akcentuoti, yra labai patogi tašė. Ką, bandom išsitraukti, aš manau, mums reikia slėptis nuo vėjo, nes vėjas čia neatžaro. Pakylo, tai toks tai nėra labai malonus. Palapinė, man atrodo, yra raudonos spalvos. Čia dar yra koliukai. Oho. Nė karto tokios palapinės nesu statęs, tai. Čia suprantu, viršus, ne? Nu, pupa. Nu. Nu va, draugai, Donatas jau viduj. Šiaip faina, jauku. Stovėt gerą. Tik tamsoka, reikia langus atidaryti. Langus atplėštintos. Bet tai tada reikia uždėti celofaną. Ką? Tada celofanus reikia uždėti. Aha. Kanyrą mačiau. Davai prisirišam pirmą, nes Davai. toj vėjas pušia. Va, yra štai tokie smaigai. Manau, 4 vietose, ne? Ten prie durų gal reikės. Jo. Man porą. Čia vieną, ne? Bandom rankytėm kokiai. Nu bandom, nėra, daktarė neturiu. Manau, kad tikrai ir su rankomai. Nu va, gerai, mes prisitvirtinsim ir prisijungsim. Nu va, atsinešiau vibastą.
Tai bandysim pakurti. Nu va, iškišom ir jungiam stotelę. Stotelę, kaip žinot, posibot. Mano, bandysim čia pasišildyti iškutį. Aldai va, mediniai tiesiog. Viskas sušalė. Žiauriai sušalė. Įdomu, ar įsijungs stotelę. Neturim nei stalo, jokio čia dabar. Čia kai jie nėra šilčiau turbūt vidai. Eina stalo. Šalta, žinok, žiauriai. Kiek šalta. Jo. Nu va, lygtais įsijungiai. Bandom startuot ją. Start heating. 10. Ir va taip, ne? Taip. Mes jau viską čia atsinešim? Kokią kėdžių? Jo, kėdės reikia atsinešti ir kibirą reikia. Gerai, einam atsinešim dar kėdutės ir tuoj bandysim žvejot. Su Vevor palapinė, Vevor šildytuvu, Vevor grąžtu. Viskas Vevor. Palapinė kol kas atrodo labai puikiai. Vėjas neprapučia. Telefoną nepasiėmiau. Diperiui. Reikia mums šitą diperių. Reikia. Žvejojam ramiai, kaip seniai gerais laikais. Be Vevor, be be kamerų, kaip senais gerais laikais, ne? Bet čia Pasiam dar ledą ištraukiu. biški šilčiau jau čia. Ne? Žymiai. O, labą dieną. Justukai užėjai. Iš vienos lunkės į kitą. Nenoriu čia prilaistyti labai. Jeigu gražiai, nu tad sniegą tiesiog neįjam gražiai. Tai jis nemaiš. Bet kaip fainai atrodo, ne? Rapasė vis tiek traukia čiorną. Justukai, Justai, jeigu eisi link namuko, atnešk mano telefoną, diperį negaliu pasijungti. Nereikia čia tų Nu gerai, ko tu čia dabar balbuliuoji? Gerai, Donatai, pradėkim nuo to, kad tu išsirink savo meškerytę. Aš noriu su marmuškiu. Su marmuškiu noriu. Nežinau kaip lietuviškai, avižėlė. Taip. Taip vadinasi, avižėlė, jo? Taip. Bet va, galiu pasakyti iš karto, jau yra pastebėjimas. Žinokit, aš nesu nieko išbandęs, nei vienos, tai negaliu palyginti, bet aš jau matau, kad mes prieš 5 minutės paleidom Webastą. Aš jau kapišoną jau nusiėmiau. Lauke, kaip matot, siubuoja palapinė, vėjas didžiulis, čia neprapučia. Ne? Ar prapučia, kaip tu manai? Ne. Neprapučia. Tik aš po to jums dar paminėsiu kelių čia sluoksnių. Tikrai žinau, kad ne mažiau 3 sluoksnių palapinė. Dėl miegojimo dabar, jinai Vevor kažkodėl tai Rašo, kad 4-6 žmonės. Žvejybai, tai va taip, jeigu į kampus jo, sakyčiau, 4 komfortiškai, 5 biški pasispaudę, bet įmanoma, o miegot max 2. Ne? Jo. Nu, žiūrėk, va ten Dviejų gultas, gultų nepastatys. čia gultas, Daugiau viskas. 2 gultų Ne. nepastatys. Daugiau 2 gultų nepastatys. Dabar naudotis. Įsivaizduokit, kad aš žvejys, žvejojęs vieną kartą gyvenime su O, šitam kurmi gylis. ant ledo. Didelis? Dar leidžiasi. Įsivaizduoju, aš tau sakiau, kad taip toli nereikia eiti. Va, nusileido. Žiūrėk. Matuojam. 1, 2, 3, 4, Bet skaidrumas vanduo, tu įsivaizduoju, aš matau dar. 6 metrai, 7,5 metrai. Tai per toli mes čia atėjome. Labai gerai. Ir karščiokų to pagausi. Taip, tu jau čia šiltas sėdėt. Jo? Nu bent jau man. O man jau kimba kažkas. Kybo? Aha. Tai kiek čia to gylio? 7 metras. Tai čia jeigu užkips kažkas užsiklysi, po to vėl traukia. Ištrauks. Tai mes į meškerytę iš šono išsirankom, išsitrauks. Tuo iš to pašersiu. Nereikia čia šert. Gerai, aš savo pasišersiu. Argi reikia šert. Vyrai, reikia šert, pakomentuokit. Reikia. Nu ką, mane žvejys tai toksai. Aš net realiai matilius turbūt nemokėsiu užsidėti. Nu gerai, bandau. Nekirpskite man, prašom, per ausį. O, taip gražiai dirba su matiliu. Wow. Man atrodo, lydeką trauksiu kitą pilną. Matiliaus? Nu, tu nuo dugno pasikeli prieš darydamas tą veiksmus. Tu gali ant dugno guldyti ir po to nuo dugno kelt.
gali, nu, žiūrint kokiam sluoksnė žuvis vaikšto. Bet aš tai prie dugno dažniausiai. Tai ką tu tokio žvejybai, tai čia su bebastom sėdėti, tai čia gali ir prie minus 20 sėdėti. Gali ir kokią nors limonadą pasimti, atsigerti. Su maikutė sau sėdė. Man atrodo, toj mažinsim šildą. Ne. O čia ant pauzės kaip nors pastatyti manome, ne? Sumažinti. Šiaip pagal temperatūrą galim čia nusistatyti, nes dabar jisai viduje yra, tai jisai rodys temperatūrą. Tai temperatūrą nusistatyti viskas. 36 pasidarom. Bet šitos skylės gero dydžio, ne? Labai gero. To iš 13 diametro, čia 20. Kiek daug reikia judinti? Čia viskas, čia neatspėsi. Pasilgim tą sargelį biškį. Nutraukti. Kas? O. Ir biškį kelk į viršų, vat sluoksnis susižiūrėk jo. Kelk į viršų. Gali iki viršų. Kiekvieną sluoksnį dabar tikrini, kur žuvis to. Kaip užtikrinti? Tai aš vat, jeigu daiberį pasijungsiu, matysim, kuriam sluoksnį žuvis to. Ar prie dugno, ar viršui. Все, šyrim. Nu, va, Justinai labai norėjai pažvejoti, tai išpildėm tavo. Eik, tu savo. Gerai, kad iš tikro apsisprendėm vis dėlto eit. Dvejojam, kad neit, nes šalta. Labai buvo šalta ryte, minus 20 daugiau, manau, buvo. Prašom nepizdavot, žiūrovai manęs, nes aš daryti šito nemoku. Nu va, Justinas mums pašildė vakarykštę šurpos, bet šiandien jau mėsytė, tai tirpsta. Pastovėjo lede. Nu. Gebra. Pasakiškai pasaka. Šilta, gera. Lapinę užskaitau 100%. Antraip nei ta, kur vienas sluoksnė, Jo. šitą prišylą momentą. Čia realiai jau su maikė gali sėdėti. Su marškinėliais. Kaip skanu. Ir mėsytė, va. Tiesiog. Suyra burnoj. Jautina. Gal arkliena. O gal ir arkliena. Mes vakar žiūrėjom tokį vieną žodžių žveją, labai įdomu, mums Iš patinka. Kazakstano. Jo. Vienu žodžiu, jis visą laiką arklieną gamina. Ir mes taip pakalbėjom visi trys, kad norėtume pabandyti pagaminti kažkokį patiekalą iš arklienos. Gal kas čia žiūrinčių ūkininkų yra ir gal kažką darot su arkliena? Nes aš ką? Atsiprašau to. Ką radau, kad tik arkliena yra gyvūnam, šunim ten. O taip, kad nusipirkti arklienas įmanoma Lietuvoje iš vis ar ne? Pakomentuokit būtinai. Tai va, žvejyba nenusisekus matau. Ramiai. Viskas gerai. Nieks nekimba. Žvejojam jau kokią 15 minučių ir nieks nekimba. Nu. Tai vakar mums nepirkti reikėjo daryti, o sėdėti žvejot Nu. visą dieną. Bet nieko, labai geras ir sekmadienio rytas mums, ne? Labai. Toksai va. Oras pasakiškas, kaip matėt. Oi, nu jūs tai tavo šurpatai. Tiesiog nuostabybiškai gerai. Gerai, chebra, akumuliatoriaus liko kameroj nelabai daug. Tai jeigu kas užkips, taigiai jungsim ir rodysim. O dabar žvejojam. Viską turim vienodų išskyrus medžiagas. O, medžiagas, sakau, eškeras. Nu ką, sėdim jau valandžikę, gal valandos nesėdim dar. Sėdė. Bet va, nulis dykuma, Na jau ir po 12, nu tai dar... gylis 10 metrų. Nu tai dar vat valandėlę dar pasėdėsim ir Pirmos važiuosim. yra, einam rinktis. Tai jo, šiaip palapinė tai tikrai šilta. Geras dalykas, palapinė labai Net gerai. langus atsidarė. Va. Nors vieną, ne Donatai.
Nu ką, hebrytė, baigiame savo žvejybą. Šiandieną, sekmadienį, jau 1 valandą. Ruošiamės, dar visus daiktus reikia susikrauti. Tai va, pažvejojom. Jūs tai kaip įvertini palapinę? Palapinė pasaka. Yra tam tikrų momentų, kurie galbūt būtų tobulintini, bet iš tikrųjų tai viskas super. Nu, manau, kaip už tokią kainą. Už tokią kainą čia iš vis pasaka. Nu, tai va, dar parodysiu, kaip atrodo iš išorės. Ten man mūsų stovyklavietė. Va, palapinė. Tai tokia ne visiškai kubo formos, kiek čia turi kampų, 1, 2, 3, 4, 5, ne, jo, 1, 2, 3, 4, 5 kampai yra. Tai va, yra išėjimas tikrintuvai, 4 langiukai kiekvienoj sienoj, kaminų įranga. Va čia to atrodysiu. Va. Tai yra kaminų įranga. Neišpjauta dar. Nedegantis materialas. Tai va, bandysim tuoj dabar susirinkti. Žiūrėsim, per kiek laiko ją galima surinkti greitai. Ir so, nešu aš dabar jau bebastą į krantą. Na va, palapinę susidėjom, nukrito kamera, nežinau, kuriam momentį jinai nukrito, bet tikiuosi matėt, kaip surinkau. O, viskas. Nu ką, hebrytė, judam. Buvo sunku, labai pavargom, bet ir taip pat pailsėjom, ne? Fiziškai gal pavargom, bet psichologiškai. Labai, nu šiaip iš tikrųjų buvo labai, čia sunkiausias mūsų išbandymas buvo turbūt, ne? Tikriausiai. Net pamiršom, aš 3 padažus bandau gauti. Ne iki jų buvo. Nu. Važiuojam va tokiu keliu. Braunamės per miškus. Tikimės davažiuosim. Nu ką, vyrai, atsisveikinam. Kelionė buvo puikiai. Kaip tau, Justinai? Gerai. Gerai. 3:05 pradėjom ruoštis 1 valandą.